Jau, kas čia? Aš, kalėdų senelis, bet ne tas senukas, kuris žiemą sėdi ir žiūri, taip jums pasakoja pasakas. Ne, aš esu tas, kuris kelia maištą ir rodo, kad kalėdos gali būti visai kitokios. Taip, išmokau lietuvių kalbą, kad galėčiau papasakoti apie šį pankišką projektą, bet jei kur suklysiu, nepykit. Galiu kalbėti su akcentu ir ne visada taisyklingai, patys žinote, kad lietuvių kalba sunki ho. Dabar susidaužkim taurėmis ir pasileiskime į Brewdog revoliuciją. Ir beje, ačiū draugams Ovidijai, Danieliui ir Valentui, kurie mane pakvietė ir pasirūpins, kad jūsų ausys ne tik pasimėgautų mano istoriją, bet ir galėsite mėgauti skaniu alumi, kol klausotės. Dabar leiskite papasakoti apie Brewdog. Tai nėra tiesiog dar viena alaus darykla, tai maištinga alaus kultūra, kuri nenustoja šokti prieš pramonės taisyklės. Brewdog gimė 2007 metais Škotijoje, kur du draugai Jemesas ir Martinas nusprendė, kad alaus pasaulis turi daugiau pasiūlyti nei nuobodus lageriai ir pilki IPA alus. Jie sugalvojo, kad alaus gamyba turi būti lyg pankroko koncertas, garsiai, stipriai ir suryškiai. Brewdog tai viena iš labiausiai išsiskiriančių alaus daryklų pasaulyje, nes jie nesitenkina vidutiniškumu. Jie išstumia ribas, kuria inovatyvius alaus stilius ir nebijodami eksperimentuoti su skonių deriniais. Pavyzdžiui, 2010 metais sukūrė alų The End of History, kuris buvo įpakuotas į voverių iškamšas. Taip, iškamšas. Pankų dvasia tiesiog pulsuoja kiekviename jų gutelyje. Brewdog taip pat žinoma dėl savo unikalių rinkodaros idėjų, pavyzdžiui, jie buvo pirmieji, kurie crowdfundingu finansavo savo projektus ir dabar turi milijonus šalininkų visame pasaulyje. O jeigu galvojate, kad alaus darykla tik gamina alų, tai ne, jie kuria ir įkvepia, organizuoja edukacinius renginius, kova su klimato kaita ir stiprina socialinę atsakomybę. O štai įdomus faktai apie Brewdog. Brewdog tai alaus kultūros revoliucija, nes jie buvo pirmieji, kurie pradėjo gaminti craft alų, kai rinkoje dominavo tik didžiulės alaus korporacijos. Jie turi savo barus visame pasaulyje, nuo Škotijos iki Australijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Brewdog taip pat žinomi dėl savo tvarumo iniciatyvų, jie pasiryžę tapti CO2 neutraliu ir naudojasi tik atsinaujinančią energiją savo daryklose. Ir dabar paruoškite save. Mes išmetėme visus korporatyvinius gerumo šablonus lauk ir sukūrėme Brewdog Artistic Revolution punkų dizaino konkursą. Menininkai iš viso pasaulio kuria maištingus dizainus mūsų skardinėms ir kiekvienas pirkėjas yra revoliucijos dalis. Bet čia ne tik apie alų, kiekvienas pirkinys padeda gelbėti pasaulio šunis. Nuo kitų metų sausio iki rugsėjo 15 kviečiame visus, kurie pavargo nuo korporatyvinių gerų darbų, prisijungti prie mūsų maišto. Mes ieškome tikrų maištautojų, menininkų, kurie nebijo kurti ir būti matomi, alaus mėgėjų, kurie žino, ką reiškia tikras laisvės skonis ir visų tų, kurie nori prisidėti prie šunų prieglaudų gelbėjimo. 20% nuo kiekvienos parduotos skardinės keliauja tiesiai į prieglaudas. Kūryba, maištas ir tikras pokytis be jokių feikų. Menininkai laimi piniginius prizus, o svarbiausia – galimybę sužibėti pasaulinėje Brewdog scenoje. Tai tavo šansas parodyti pasauliui, kad maištas ir kūryba gali padaryti tikrą pokytį. Tavo dizainas ant Brewdog skardinės, tavo kūryba gelbsti šunis. Art for Dogs. Prisijunk prie revoliucijos. Būsime matomi visur – socialiniuose tinkluose, televizijose, laikraščiuose ir žmonių lūpose, Brewdog baruose ir gatvėse. Maištas tik prasideda. Tikslas meno pagalba išgelbėti bent po 100 šunų kiekvienoje šalyje, vadinasi bent 700 šunų pasaulyje pradės gyventi kaip tikri karaliai, laimingi ir saugus. Tai štai, kolegos, Brewdog Artistic Revolution prasideda. Maištingas dizaino konkursas, kur kūryba susitinka su socialinė atsakomybė. Kiekvienas pirkėjas tampa dalimi revoliucijos, padedantis gelbėti šunis ir prisidėti prie tikrų pokyčių alaus pasaulyje. Linkiu jums nuostabių metų, kupinų drąsių žingsnių, gerų darbų ir, žinoma, nepamirškite gero vakarėlio Spartoje. Iki greito, maištautojai, laikykitės ir tegyvuoja tikra kūryba.